ar aš gražiai? Kur jūs matėte mane gražią? Jūs kalbate apie išvaizdą ar vidų? Nežinau, čia tos paieškos, tie visokie bruožai ir visa kita, tai man atrodo kvaila. Todėl, kad tu tiesiog susitinki su žmogum, tu matai, koks jis tu bendrauji, o kitas tik net nereikia bendrauti, tiesiog pamatai žmogų ir supranti. Vaikinas turėtų būti aukštesnis už mane, bent šiek tiek. Nes man patinka, kaip prie vaikinų jaučiuosi, kaip išsiemu. Niekas nesako, kad išvaizda nėra svarbi. Tikrai tai yra svarbu labai, bet... Geras žmogaus turi būti daug. Gerai, tai daugiausiai. Bet aišku, man labai gerai nepatinka. Rūbai bent jau švarus turi būti. Ne tai, kad... Kleskas. Nu, neprašau dėvėti sijoną, čia tikrai būtų didelė sulaužyta taisyklė, bet kad jeigu jam sako, tu renkis tą ir tą jis rengsis, tai aš nemanau, kad jis turėtų savo nuomonę. Nu, žinoma, nenorėčiau, kad būtų apžėlęs čia iš visur. Būtų su treningiukais vien ir taškuoti visi. Man atrodo, Jodaičiuose yra tikrai padorių ir normalių vaikinų. Padariu. Nu, padariu. Kol kas tai man artimiausiai, tai gal gerai sutariu, tai vėliuom. Nenurodinėtų, ką aš turėčiau daryti, nes aš nesu daiktas, kuris galėčiau būti kaip nuosavybė. O tu jam nurodinėtum? Ne. Plaukų spalva nėra itin svarbi. Nu, jeigu jau norėčiau, tai liepčiau persidaryti. Akių spalva. Patinka mėnų, žalius, rudus ir dar visokius. Renginiuose susitinka kai kurios. Bent jau aš taip darau. Būna, kad vaikinai čia atvažiuoja. Tai aikštelė dažnai matau, čia susitinka vienoj, kitoj. Man patektų rūpestingas, kad manęs neužmirštų, labas rytas pasakyti ir panašiai. Toliau dėmesingas irgi visai neblogai būtų. Kas dar? Kad mane mylėtų, tai labai būtų gerai. Gaidelė, įda gaidelė, baltų žemės kūlė, dvi vištelės. Nu, tas gerumas. Man patinka tokie laisvi, trykštantis energiją, nebijantis, ką pamanys kiti. Kabinami vaikinai. Čia buvo juokelis, ne kabinos vaikinų salum. Labiau vasaros nei vaikinų. O vasara ir vaikinai susiję? Tai žinoma, o dieve. Nu gerą humorą jausmą turintis. Kaip plauti traktorių? Prisipili vandens, to oficialaus traktorių šampūno, viskas užputoja, paimi didelę kempinę ir trini ten, kur purvina. Kai jis visas būna putotas, paimi šlangą ir visą nulieji. Dar vis putas. Tai ką man dabar pasakot apie alų? Nu, aišku, filmuose tikrai daro įtaką, kai ateina ten kietas vyrukas, čia susišaudo ir pasima geriausią merginą, tikrai kietai atrodo. Vaikina kekščiam? Tai turbūt turėtų būti tas vaikinas, kuris eina per visas, liaudiškai pasakys. O kodėl visos eina su juo? Tai, žinau, gal gražiai kviečia, tai ir eina.